O perkūnai, šis darbas kaip tik man, tai didžiausias obuolių derlius, kokį man yra tekę matyti. Taip, per didelis, kad susitvarkytum vieną. Broleli, dar nebuvo tokio obuolių sodo, kurio neįveikčiau. Oi, atsiprašau. Atliksiu krūvą darbo dar nesibaigus dienai. Žiūrėk, kad neapžiotum daugiau nei gali sukramtyti. Nori pasakyti, kad mano liežuvis žada tai, ko kojos negali įvykdyti, taip? O šims, čia tavo sesuo Obelūžė. Ameni? Ištikimiausia draugė ir patikimiausias ponis. Bet vis dėlto vienas ponis, o vienas ponis su 100 obelų nežada. Negardink reikalų savo skaičiavimais. Pasakiau, kad su derliumi susitvarkysiu ir aš tau įrodysiu. Šį sezoną nuskinsiu visus obuolius. Viena. My little pony, my little pony. Ah, my little pony. I used to wonder what friendship could be. My little pony. Until you all shared its magic with me. Big adventure, tons of fun. A beautiful heart, faithful and strong. Sharing kindness, it's an easy feat. And magic makes it all complete. You have mine. Did you know you're all my very best friend? Mano mažasis ponis. Laikas pradėti. Obuoliai nenusikrės nuo obelų patys. O ne. Banda! Banda, gelbėkitės! Kaip kvailai skamba mano balsas. Brožiukė, gal pakvaišai, bėk. Poniai, nurimkit, nėra reikalo panikuoti. Bet merė, ką mums daryti? Pažvelkit ten, apsupk jas, Vainona. Pristabdyk jas. Puikus rodeo. Nagi, šuniuk. Suk, Vainona. Stabdyk jas. Pričiupom. Šaunuolė. Kaip čia suprast? Atsiprašau, Obelūže, bet Muriela pamatė vieną iš tų bjaurių gyvačių ir visos įsigandom, juk supranti? Puikiai suprantu, tik kitą kartą pasistengkit laikytis atokiau nuo Ponyvilio. Būtinai, Obelūže. Ate, Vainona. Šaunumėlis. Aš gal ponė. Obelūžė buvo tiesiog obelastiška. Taigi turim kaip nors padėkoti Obelūžei, kad ji viena išgelbėjo mūsų miestą. Būtinai. Vakarėlis. Mes pasiruošę? Dar štai kas. Dabar mes pasiruošę. Obelūžė vietoj, šiaip tai nemačiau jos visą savaitę. Nuo to karto su banda. Sveiki, poniai. Šiandien susirinkome pagerbti ponio, kuriuo galime kliautis dideliuose ir smulkiuose darbuose. Ponio, kurio... Ar matėt, kaip Obelūžė judėjo, kokia sportiška? Šią savaitę jį padės man padailinti skraidimo triuką. Žinau, kad jis bus nepakartojamas. Taigi...
Taigi, šią savaitę pirmą kartą dirbsiu saldumynų kampelį. Kuo čia dėta obelūžė? Obelūžė viena geriausių kepėjų, ji man padės. Obelūžė nuostabi, poniams už dyką dalinsim keksiukus. Puiku. Gal pagaliau galiu pasisakyti nepertrauk kibirkštėlę. Atsiprašau, kibirkštėlė, tik norėjau paminėti, kad šią savaitę obelūžė padeda man oficialiam triušių surašyme. Skaičiuosim šiemet gimusius triušiukus. Ji kaip puikus piemuo padės man juos surinkti. Dar ką, viskas? Tuomet, kaip jau bandžiau pasakyti, tiek to. Taigi netidėliodama pranešu, kad man garbė įteikti geriausio ponio apdovanojimą mūsų mylimai garbingai viešniai, itin patikimam, atsakingam ir doram poniui, gabiausiam ir patikimiausiam ponivilio draugui obelūžei. Jėga! Taip ir toliau, obelūžė, šaunu. Nesusipratimas. Aš jau čia. Atsiprašau, kad pavėlavau, tiesiog užmyniau kažką mano uodegos. Panelė merė, labai ačiū šį padovanotą daikčiuką. Jis toks ryškus, blizgus. Atrodau juokingai. Na gerai, obelūžė. Ačiū, kad išgelbėjai mus nuo tos grėsmingos bandos ir padedi visiems poniams. Aha, poniams padėti man patinka. Tiesa, ačiū. Ar man tik pasirodė, ar obelūžė atrodo šiek tiek pavargus, išsiblaškius, susivėlus, juk matei jos karčius. Man jie atrodė gerai. Ką daro tas ponis po galais? Obelūžė. 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 Labas. Ai, labas, kibirkštėlė. Kas čia? Obuolių kritimo sezonas. Koks sezonas? Taip, obuolių šeima vadina derliaus nuėmimo laiką, kai nuskinam visus obuolius parduot. Bet kodėl renki viena? Nes didysis Makintošas susižeidė. O kur tie giminaičiai, kuriuos man pristatė ir jie negali padėti? Jie buvo atvykę į obuolių šeimos susitikimą, jie įsibarstė po visą ekvestriją ir nurenka derlių savo soduose. Taigi aš viena, vadinas, man reikia grįžti prie darbo. Supranti? Grįžti prie darbo. Grįžt. Gerai. Gal galėtum pasitraukti kibirkštėlę? Jau pasitraukiau. Obelūžė, nekaip atrodai. Jūs trys nesijaudinkit, man viskas puiku. Gal tau padėt? Padėt? Aišku, kad ne. Bet viena tikrai nesusitvarkysi. Gal nori susilažint? Ne. Įrodysiu tau, kad susitvarkysiu. O dabar, jei leisi, man reikia nukrėsti obuolius. Štai ir tu. Atsiprašau, vaivorykšte, rinkau obuolius. Užsimerkiau sekundėlę, o kai pabudau, jau vėlavau. Tai koks naujas tavo triukas? Matai tą prietaisą? Taip. Atsistosiu vienam gale, tu nušoksi nuo platformos ir nusviesi mane į orą.
Greičiau nei galėčiau pakilti pati. Ore atliksiu pritrenkiamus salto ir sukinius, kurie tikrai sužavės stebuklingus žaibus. Ar tai nepavojinga? Tik ne tokiam poniui, kuris moka skraidyti. Tuomet gerai. Nieko sau. Pasiruošus? 1, 2, 3. Gal neaiškiai pasakiau, bet tu turi šokti ant kitos lentos galo. Aišku. Obeluže, kas tau? Maniau, kad tu geriausia ponivilio sportininkė. Taip ir yra. Man viskas gerai. Tikrai. Susimaščiau. Taip. Žiūrėk. Na, gal ir ne. Bandom dar kart. Šį kartą tikrai turėtų pavykti. Pirmyn. Palauk, obeluže. Nėra už ką. Kaip galiu padėti? Tavo pagalbos reikia kai kam kitam. Obelužiai? Taip. Obeluže, ar galim pakalbėti? Ar gali obuoliai bėgti? Nemanau. Ar galim pakalbėti? Nori grūdų sėt? Rugius ar kviečius? Ne, nori su tavim pakalbėti. Nori pasėdėti? Tai kas tau trukdo? Man reikia su tavim pakalbėti. Ko iškart nesakė, apie ką nori pakalbėti? Pas mane šiandien buvo atskėjus vaivorykštė. Kokia šauni kaimynė. Taip, tik jį įsirėžė į mano balkoną, kai nusvedė ją į orą. Ach, taip. Ryte prastai jaučiaus. Nes tu per daug dirbi ir tau reikia padėti. Ką? Pailsėt? Man nereikia pailsėt. Aš nepavargus. Tau reikia pagalbos. Nieko panašaus, kibirkštėlė. Visiems įrodysiu, kad galiu susitvarkyti pati. O dabar atleis, man reikia padėti rožiukiai. Rožiukė, ar tu tikra, kad šiandien galėsi iškepti keksų ir dirbti krautuvėj? Taip, ponia Keik, bet tu man padės ponivilio prizininkė. Ji geriausia kepėja, ar ne, obeluže? Ne, tu ne geriausia kepėja? Ką? Ne, nesijaudinkit. Akimirksniu galiu iškepti bet ką nuo pyrago iki torto. Gerai, iki mergaitės. Gana plepėti, laikas judėti. Puiku, paimsiu cukrų su kiaušiniais. Ar gali paduoti šokolado drožlių? Po tokio? Bulvių, aišku, bulviniai traškučiai, sūrūs ir sausi, tiks, ko dar? Kepimo sodos. Sodos vandens, puiku. Kokie šaunus bus traškučiai, ko dar? Stiklinės miltų, stiklinės rūgštelės, citrinos tikrai rūgščios. Štai stiklinė rūgštelės, dar ko nors rožiukė. Dar šis tas, kviečių gemalų. Kviečių kirmėlių, ko gero taip įmantriai vadini sliekus. Turėtų būti skanu. Tu geriau žinai. Nemokami keksiukai. Taip, keksai, imkit kol karšti. Atėjom vos išgirdę. Ačiū, kibirkštėlė, mums reikia bet kokios pagalbos. O ne, kas nutiko? Apsinuodijo saldumynais. Ne saldumynais, o šlykštynėm. Obelužė. Gal nori paragaut? Ką? Kur?
Applejack? Obeluže, turim pasikalbėti. Čia tu, kibirkštėlė. Žinau, ką nori pasakyti, bet atsakymas vis dar ne. Nenoriu įžeisti tau vežimėlio, bet tau reikia pagalbos. Tas pats per tą patį. Pagalbos man nereikia. Leis tau padėti. Padėt? Ne. Ačiū. Dar šiek tiek. Dar. Įrodysiu, kad galiu susitvarkyti su šiais obuoliais. Nagi, obuoliukai, kriskit. Obelužė, rodo, šis medis negyvas. Žinau. Obelužė, šiaip tai norėjau pasikalbėti su tavim apie kitką. Buvau Ponyvilio ligoninėje. Neturiu laiko pokalbiam, kibirkštėlė, bet jei leistum tau padėti. Ne. Kiek dar turiu kartot? Man nereikia pagalbos iš jokio ponio. Tas ponis užsispyręs kaip asilas. Nepyk. Gerai. Obelužė, ačiū, kad pasisiūlėjai būti piemeniu kasmetiniam triušių surašyme. Kodėl mes tai darom? Gimė daug triušiukų. Turiu suskaičiuoti visas naujas šeimas. Gerai, gal galim pradėti? Žinoma, bet nepamiršk, kad čia triušiai, o ne karvės. Jie labai baikštus ir su jais reikia elgtis atsargiai. Nereikia mokyti manęs ginti gyvulius, ar ne, Vainona? Triušiukai, visi ateikite į vidurį. Taigi, triušiai, greit į centrą. Striksėkit. Puiku, tiesiog puiku. Gink juos į vidurį, Vainona. Obelužė, Vainona, liaukitės gąsdinti juos. Žinom, ką darom. Judinkitės, triušiai. O ne. Banda! Banda, gelbėkitės! Siaubas, katastrofa, tikra katastrofa. Nesuprantu. Mūsų sodus ištrypė, visas gėlės suėdė, jie. O Dieve, liaukitės, triušiukai, o ne. Eime namo, o Dieve. Na viskas, man gana. Krėsk toliau dar porą kartų, reikia baigti rinkti. Reikia, Obelužė, obuolių rinkimas sukėlė bėdų ne tik tau. Nusvedei Pegasą, vos nenuodėjai kaimenės ponių ir įbauginau jaunutėlius triušiukus. Man tas pats, ką sakysi, bet tau reikia pagalbos. Ne, nereikia, pažvelk, man pavyko. Nurinkau derlių saldaus obuolio fermai be jūsų pagalbos. Kaip jums patinka šie obuoliukai? Kaip tau patinka šios obuolys, Obelužė? Obelužė? Gerai. Tau viskas gerai. Obelužė, nuoširdžiai gerbiu jūsų šeimos papročius. Tu visada pasiruošusi padėti, bet galėtum pamiršti savo užsispyrimą ir leisti draugams tau padėti. Gerai, kibirkštėlė. Atsakymas nepriimamas. Gerai, kibirkštėlė. Būk gera, man tikrai reikia tavo pagalbos. Miela princesė Celestė, mano draugė Obelužė geriausia draugė pasaulyje. Ji visada pasiruošus padėti. Bėda tik ta, kad jai pačiai sunku priimti pagalbą. Reikia mokėti su draugais ne tik dalintis, o ir priimti tai, ką draugai tau siūlo. Jūsų ištikima mokinė, kibirkštėlė. Gal padarykim pertrauką? Turiu jums puikių obuolių sulčių.
Mergaitės, nežinau, kaip jums atsidėkot, buvau šiek tiek užsispyrus. Šiek tiek? Gerai, labai užsispyrus. Nuoširdžiai atsiprašau. Miestas suteikė man geriausio ponio apdovanojimą, bet tikras apdovanojimas man turėti tokius draugus kaip jūs. Per tą obuolių krėtimą išalkau. Turiu puikų skanėstų. Spaikai, išmečiau juos, kur radai? Šiukšliadėžiai. Fui. Paragaukit bent gabaliuką. Fui, Spaikai. Išvertė Vitalija Košeleva, įgarsino Laima Štrimaitytė, garso režisierius Vitalijus Ivanovas, išversta ir įgarsinta SDI.